Sveikinimai su pergale. Pirmas įspūdis, kaip matėte šias rungtynes? Ačiū ir gal iš pradžio reikėtų pasveikinti komandą ir mūsų sirgalius, kurie atvyko mus palaikyti. O kaip mačiau rungtynes, tai visų pirma, tik atvažiavus į Šiaulius mus pasitiko toks lietus, tokia kruša ir buvo šiek tiek neramu, kai atvažiavau čia pamatyti aikštę, kokia aikštė buvo, kokia jos kokybė buvo. Šiaip aikštė yra tikrai labai gera, aš manau, jinai per paskutinius 2-3 metus čia tokios niekad nėra buvę, tik tai gal tą visą vaizdą pakoregavo lietus, nes vanduo nespėjo susigerti ir buvo balas ir atrodė, kaip čia reikės žaisti. Tai tas pirmas kėlinys būtent taip ir atrodė, turbūt nei viena komanda neplanavo taip žaisti, buvo daug ilgų perdavimų, abi komandos stengiasi kuo mažiau suklysti savo aikštės pusėje, tai jisai, sakyčiau, gal buvo toksai gana intensyvus, bet gal akiai jisai nebuvo gražus. Antras kėlinys, tik tai išėjom labai, manau, gerai išėjom ir gal tai, kad pakankamai laiko buvo praėję, tas vanduo susigėrė, tai jau antrą kėlinį tikrai buvo galimybė ir žaisti ir manau, žaidėm tikrai gerą futbolą atakuojantį ir tie įvarčiai gražus ir dar susikurti momentai po tam tikrų greitų išpolių, mane tenkina šiandien. O svarbiausia, kad vėl mes neprasileidom, tai yra labai svarbu ir to aš iš jų ir prašau per paskutinius 2-3 savaitės, kad pirmą reikia prisižiūrėti savo vartus, o ten mes turime susikurti. To trūko prieš tai keliuose rungtynėse, trūko tų įvarčių, bet šiandien mes išnaudojam savo progą. Laukia europinės kelionės pradžia. Darė tai kiek nors įtaką, renkantis žaidimo planą, renkantis žaidėjus, rotaciniai dalykai ir panašiai? Be abejo, nes mes turėsim dabar 3 dienas pasiruošti, tai rytoj praktiškai treniruotis negalėsim, tai bus atsistatymas, lieka viena diena, antradienis, kur dar kažką tai galėsim padaryti ir tai ne per daugiausia, plius prieš varžybinę. Tai mes planavau kažką tai panašaus, kas turėtų būti pirmose rungtynėse mūsų išvykoje. Aišku, sakau, pirmas kėlinys visiškai ne taip mes norėjome žaisti, bet antram kėlinį aš mačiau daug gerų momentų. Trečias rungtynės išvykoje iš eilės, pirmosios 2 tuščios, šiandien įvarčiais prapliupot, nurieda akmuo nuo krūtinės po tokio rungtynio? Ne, nesakyčiau, kad jisai nurieda. Čia Žalgirį turbūt lūkesčiai yra visą laiką nugalėti. Ir šiuo metu mes kaip ir ne tai, kad buksuojam, bet esam tokie nenusakomi, sakyčiau. Tai aišku, smagu laimėti ir norisi to turbūt kiekvieną savaitę, bet tam reikia laiko. Tam reikia laiko ir jo nėra, kaip ir sakau, visą laiką. Bet žaidėjai stengiasi, aš matau, kur mes patobulėjom ir nauji žaidėjai atvažiavę tikrai įnešė dar daugiau konkurencijos ir tas matosi treniruotėse, o kai yra konkurencija, visą tai persiduoda ir į rungtynes.